Šį politiką internete ką tik sudraskė Jessis Watersas. Ir dėl kažkokios priežasties amerikiečiai nusprendė, kad jiems logiška pradėti balsuoti už beprotiškai rėkiančius islamistų gerbėjus. Turiu omenyje, šis vaikinas iš tikrųjų pasakė, kad jis nepritarė šariato teisės draudimui ir priežastis tam yra beprotiška. Jis taip pat teigia, kad lyties keitimas nepilnamečiams yra panašus į apipjaustymą. Ir aš jums sakau, kai suprantate, kad šis vyras yra demokratų atstovas iš Mičigano, jūs tiesiog negalite tuo patikėti. Jis tiesiog atskleidė šiame interviu, kokias beprotiškos yra jo pažiūros. Ir aš tiesiog nesuprantu, kaip žmonės mano, kad gali už juos balsuoti. Bet paklausykite šito. Jūs išsisukote. Vėl išsisukote. Lyties keitimas nepilnamečiams. Ar jūs tai palaikote? Gerai. Ar mes palaikome lyties keitimą nepilnamečiams? Anksčiau tai būtų buvę laikoma beprotišku dalyku, į kurį atsakyti taip, bet žinoma, ši politikė bandys išvengti atsakymo ir pateiks paaiškinimą, kuris bus pats beprotiškiausias iš visų. Tai Abdulas Al-Sayedas. Taip, jis yra jūsų demokratų atstovas Mičigane ir jis iš tikrųjų gali patekti į valdžią. Abdulas Al-Sayedas, norėčiau, kad galėčiau pasakyti, jog tai yra pokštas. Šitą aš prisimenu puikius pokalbius su savo konservatyviais draugais apie įstatymus dėl teisės išbandyti eksperimentinį gydymą. Taip. Kodėl kalbate apie dalykus, kurie klaidina jūsų auditoriją? Kodėl tiesiog neatsakote taip arba ne? Nes jis yra politikas ir jis yra žaliosios raudonosios aljanso apibrėžimas. Tuoj pat tai pamatysite. Idėja, kad vyriausybė neturėtų nurodyti, kokią sveikatos priežiūrą turėtumėte gauti. Aš tiesiog manau, kad vyriausybė neturėtų nurodyti, kokią sveikatos priežiūrą turėtumėte gauti. Norite tai ir jei taikyti esate, tai yra vaikams? tarp jūsų gydytojo ir jūsų tėvų. Jei su tuo nesutinkate, jei nesutinkate, kad sprendimus dėl sveikatos priežiūros turi priimti gydytojas, tėvai ir pacientas, tuomet, manau, tiesiog sutarėme nesutikti. Bet žinote, jūs norite, kad vyriausybė kištųsi Taigi, į Abdulas, kliniką jūs esate ar gydytojas, ligoninę. tiesa? Tiesa? Ką jis bando pasakyti, tai kad vyriausybė neturėtų kištis į jūsų medicininės situacijas. Taip, jūs teisi, vyriausybės neturėtų. O ką daryti, jei turite psichotiškus tėvus, kurie mano, kad turėtų nukirsti savo vaikų lytinius organus? Kuriuo momentu vyriausybė turi įsikišti? Ir aš nesu žmogus, kuris tiki vyriausybės įsikišimu, bet tikrai manau, kad kai tėvai yra išprotėję, vaikus reikia apsaugoti. Ir jei jų neapsaugos tėvai ar medicinos sistema, tuomet tai turi padaryti vyriausybė. Idealiu atveju tėvai būtų normalūs, idealiu atveju gydytojai būtų sveiko proto. Tačiau viskas pasikeitė, todėl vyriausybei gali tekti pasakyti, kad lytinių organų žalojimas yra problema, bet nebijokite, viskas dar blogiau. Aš taip Tai tu manau. manai, Nu, tu kad taip, eik tėvams paklausk. yra Tu manimi normalu netiki, tai nupjauti tiesiog eik savo paklausk vaikui Kolumbijos juodai čiuką? universiteto. Tu manai, kad tai normalu? Turiu omenyje, ar tu taip manai, ar tikrai nori apie tai kalbėtis, ar tu esi apipjaustytas. Taip, bet tai asmeninis klausimas. Jesse, o tu? Jesse, Ar tu gerai, daktarė? Taigi tikriausiai reikėtų pereiti prie kitos temos. Tikriausiai turėtum norėti judėti. apipjaustymas yra kitoks nei Aš kastracija. tiesiog manau, kad tai yra problema. Problema yra ta, kad tu manai, jog gali nuspręsti, kas turi vykti tarp vieno iš tėvų, gydytojo ir paciento. Ir aš tik sakau, kad taip, apipjaustymas yra vaiko lytinių organų operacija. Taigi, jei tikrai norite apie tai kalbėti, galite. Tiesiog manau, kad jūs labai selektyviai kalbate apie tokius dalykus. Tai iškreipta, nes įrodyta, kad apipjaustymas yra labai naudingas vaikų sveikatai ir tai visiškai kita tema nei lytinių organų žalojimas. Paklauskite daugelio apipjaustytų vyrų ir jie vis dar yra tikri vyrai. Bet paklauskite vyro, kuriam buvo visiškai pašalinti lytiniai organai, ar jis jaučiasi vyru. Galbūt yra skirtumas, tik truputį, tik šiek tiek, tik mažytis skirtumas. Jis iš tikrųjų naudojo apipjaustymo palyginimą, bet vaikinai, nesijaudinkite. Dar bakiau, interviu iš tikrųjų dar labiau blogėja. Turite išgirsti, ką Abdul Al-Sayedas mano apie šariato teisę ir taip pat apie AIDS. Gerai, o konkretus klausimas, kurį Jessis Watersas jam užduoda, gerai dabar 1 sekundę, kuris yra. Eikime. Suraskime. Tai. Čia yra vaikinas iš Pietryčių Azijos, jis tvirkino vaiką, aš ką tik jį sulaikiau. Nori, kad tas vaikinas liktų Mičigane, Abdulai? Paklausykime, ką jis atsakys. Labai nustebsi išgirdusi, kad atsakymas nėra geras. Ir kai jo paklausė apie federalinį biudžetą, jis nieko apie tai nežino. Ar žinai, kiek sudaro federalinis biudžetas? Abdulo atsakymas – ne. Jis taip pat nusprendžia užsipulti Usha Vance, J.D. Vance'o žmoną. Ir mes apie viską pakalbėsime, bet pirmiausia, keli žodžiai iš mūsų rėmėjų. Odos priežiūros kompanijas mėgsta žadėti daug, bet dažnai to neišpildo. Bet kadangi tikriausiai pastebėjote mano odą, taip, matau jūsų komentarus, kuriuose manote, kad man 10 metų.
Pagalvojau, kad papasakosiu jums apie kompaniją, kurią myliu – OneSkin. Tai nėra įprasta odos priežiūros įmonė. Matote, jie niekada nesiekia tapti odos priežiūros kompanija. Jie įkūrė 4 mokslų daktarės, ilgaamžiškumo mokslininkės, kurios susitelkė į vieną dalyką – odos senėjimą. Greiti paviršutiniški sprendimai niekada nebuvo jų tikslas. Ir kai tik pajunti pokytį, niekada nebenori grįžti atgal. Turiu jūs įspėti, beveik visus, kuriuos pažįstu, įtikinau pradėti naudoti šią priemonę. Ir jūs taip pat įtikinsiu. Na, o 10 5 žvaigždučių atsiliepimų taip pat yra gana stiprus argumentas. Remiantis daugiau nei 10 metų ilgaamžiškumo tyrimais, OneSkin padeda jums atskleisti sveikiausią savo odą dabar ir senstant. Taigi ribotą laiką išbandykite OneSkin su 15% nuolaida, naudodami kodą MEIRA svetainėje oneskin.co adresu oneskin.co/meira. Tai yra 15% nuolaida oneskin.co su kodu MEIRA, MEIRA. Po pirkimo jūsų paklaus, iš kur apie juos sužinojate, tad labai prašome palaikyti mūsų laidą ir pasakyti, kad mes jūs atsiuntėme. Ačiū visiems, kurie palaiko mūsų laidą. Žinoma, kai jis ateina po Džeidės, jis nori savo žmonos. Ji gerai atsako, nes ji tiesiog elegantiška moteris. Paklausykite šito. Nes taip, aš niekada nesutikau Džeidėjaus mamos ir tėčio, bet pažįstu ir myliu jų užaugintus vaikus. Žinote, jo mamą, tetą ir dėdę. Ir jie visada buvo tik nepaprastai mylintys. Turiu omenyje, jo teta man kaip antra mama. Gerai, jei nesate tikri, kas čia vyksta, palaukite sekundėlę. Vieną sekundę. Paklausykite rasistinių šios kalbos potekščių. Neseniai jūsų vyras kalbėjo apie šariato teisės pavojus Amerikoje. Gerai. Ir yra kandidatas į senatą Mičigane Abdul El Sayed. Atsakydamas į tai, jis paminėjo jūsų vardą ir atrodo užsiminė apie tai. Jūsų vyro... Žinote, seneliai galbūt nebūtų labai patenkinti ar laimingi dėl to, kad jis dabar yra tarprasiniuose santykiuose ar santuokoje. Koks jūsų atsakymas Abdului El Sayedui? Iš tikrųjų, aš tai pamačiau šį rytą. Aš neturiu socialinių tinklų. Todėl to nepastebėjau, bet kažkas man tai parodė. Ir turiu pripažinti, aš šiek tiek nusijuokiau. Štai kuo jie nori, kad tikėtumėte. Islamistai nori, kad tikėtumėte, jog jums nepatinka šariato teisė. Juk žinote, ką ji numato, tiesa? Kad tai yra tas pats, kas būti labai rasistiška prieš bet kokią mažumą. Mėlieji, tai nėra tas pats. Susituokti su žmogumi iš kitos kultūros nėra tas pats, kaip tikėti autoritarinę religiją, kuri mano, kad turėtum išeiti ir nukirsti žmonėms galvas. Atsiprašau. Taip, aš niekada nesutikau Džeidžio mamos ir tėčio, bet aš pažįstu ir myliu vaikus, kuriuos jie užaugino. Na, koks puikus atsakymas. Ji tiesiog sako, tai pats kvailiausias dalykas. Kadangi kalbame apie šariato įstatymus, pažiūrėkime, ką ši psichė mano apie šariato įstatymus. Tai panaikinti šariato teisę yra baltųjų viršenybė. Ar gali tai paaiškinti? Ar žinai, kas yra kanonų teisė, Jesse? Spėju, kad esi krikščionis, tiesa? Taip, pasakyk man. Gerai, taigi kanonų teisė yra krikščionių teisės pavadinimas. Aš netimu tavo teisės praktikuoti savo tikėjimą taip, kaip nori. Nežinau, kodėl mintis, kad galiu praktikuoti savo tikėjimą taip, kaip noriu, yra problema. Niekas nebando primesti šariato teisės kitiems. Lygiai taip pat tikiuosi, kad niekas nebando primesti kanonų teisės kitiems. Matai, čia jų naujas dalykas. Jų naujas dalykas yra toks. Tai tas pats. Atsiprašau, jei žydai gali praktikuoti judaizmą, o krikščionis kanonų teisę, tai islamistams turėtų būti leidžiama praktikuoti šariato teisę. Ne. Ir aš pasakysiu, kodėl. Skirtumas tas, kad šariato teisė iš tikrųjų nori, kad visi kiti laikytųsi jų teisės. Pavyzdžiui, džizijos mokesčio idėja, jei nesi islamistas, turi mokėti mokestį, turi vaikščioti žemiau už islamistą, turi dėvėti kitokius batus ir visą kitą beprotybę, kurią jie tiki. Jie taip pat tiki tuo, kad esama netikėlių. Jei nesilaikai šariato teisės, ir jie tiki, kad tai yra jų religijos dalis. Jie yra religija, kuri tiki okupaciją, pažodžiui. Ir todėl jie eina ten, kalba ir bando užimti žemes. Ar žinojai, kad Egiptas, Marokas, visos šios šalis kažkada buvo krikščioniškos, o ne islamistinės, kol jie neatėjo ir... Taip. Taigi problema su šariatu yra ta, kad jūs ne tik norite jos taikyti savo šeimoje, kas jau savaime yra problemiška, nes daug kas iš to yra neteisėta, pavyzdžiui, 9 metų vaikų santuokos. Tikroji problema yra ta, kad jūs taip pat norite, kad ir kiti laikytųsi šių taisyklių. Ir štai kas, dauguma vakariečių neturi problemų su tuo, kad tikite savo religiją, tol, kol laikotės jos tik savo rate. Nesistenkite apsimesti, kad šariatas nesiekia plisti. Ar mes atrodome kvaili? Teisė praktikuoti savo tikėjimą taip, kaip pasirinkote. Nežinau, kodėl mintis, kad galiu praktikuoti savo tikėjimą taip, kaip noriu, yra problema. Niekas nebando primesti šariato kitiems.
Visi tavo islamistų aplinkoje bando primesti šariatą visiems kitiems, tiesioginė prasme. Ir vėl vis daugiau ir daugiau kvailų pareiškimų iš šio vyro. Nes tu iš tikrųjų sutinki. Atsiprašau. Reparacijos. Ar tu tai palaikai? Manau, turime atvirai pasikalbėti apie neįtikėtiną skolą, kuri buvo užkrauta juodaodžiams dėl vergovės. Sveiki visi, aš esu Abdulas Al-Sajedas, esu islamistas ir tikiu raudonųjų ir žaliųjų aljansu, todėl įtikinėju kvailus žmonės, kurie nieko nesupranta apie ekonomiką, kad jei tik skatinsime socialistinį mąstymą ir tokius dalykus kaip reparacijos, gausiu jų balsą. O kai gausiu jų balsą, galėsiu jų atsikratyti. Nežinote, ką iš tikrųjų mano religija apie juodaodžius. Jie gauna savo specialiai paskirtus getus. Taip. Atsiprašau, neturėjau to sakyti garsiai. Turėjau tiesiog pasakyti, taip, turime šiems žmonėms sumokėti reparacijas. Alio, jūs kvaili? Ar priklausote mažumai? Ateikite balsuoti už mane. Sakysiu viską, ką reikia ir sakysiu viską, ką reikia. Jis taip daro, nes iš tikrųjų nieko nesupranta apie tai, apie ką kalba. Nes aš nenoriu, kad jūs susprogdintumėte šalį. Ar žinote, koks dabar yra federalinis biudžetas? Aš taip pat nenoriu. Bet štai esmė. Jūs norite. Ei, Abdulai, kuris anksčiau dirbo jūsų kanale, ar žinai, norėjo koks yra padidinti. federalinis biudžetas? Ne. Aš tiesiog noriu apie tai pasikalbėti. Žiūrėk, jei nori kalbėti apie biudžetus, aš mielai apie tai pakalbėsiu. Vaikinas, kuris anksčiau dirbo tavo kanale, man atrodo, jis buvo tarsi šeštasis laidos The Five vedėjas. Jis norėjo padidinti mūsų karinį biudžetą iki 1,5 trilijono dolerių. Ir tau atrodo, dėl to nekyla jokių problemų. Ką? Kad galėtume kariauti karą, iš kurio nežinome kaip išeiti ir pakelti mūsų degalų kainas iki 5 dolerių už galoną, man tai nesuprantama, Jesse. Jei nori kalbėti apie dalykus, kuriems tikrai turėtume skirti pinigų, Abdulai, man tu tai yra net sveikatos nežinai, apsauga, kiek vaikų pinigų priežiūra ir geros vyriausybė mokyklos. išleidžia kiekvienais metais. Ar žinai? Žiūrėk, Jesse, man Gerai, vadinasi, tu nežinai. Leis pasakyti, kiek tai yra. kiek Tai išleidžia yra Mičigano gyventojai. 7 Ir į tai aš trilijonai sutelkiu dolerių per dėmesį. metus. O tavo planas, Jesse, perimti sveikatos Jesse, apsaugos galiu sistemą pasakyti, kad kainuoja sistema yra 4 klastotė. trilijonus. Štai kur problema. Taigi tiksliai tavo. Na, Ar aš žinai, nesu kiek labai yra geras matematikoje, 1,5 nemanau, kad ir tu trilijono esi labai iš geras 7,5 matematikoje, nes... trilijono? Akivaizdu, kad tu nežinai. Ir tau atrodo nerūpi. Bet nemanau, kad dauguma amerikiečių nori tiek daug pinigų išleisti matematikai. Na, vėlgi, tai argumentų kvailumas. Kodėl Amerika išleidžia 1,kažkiek trilijonų dolerių karams užsienyje? Na, galbūt todėl, kad jie supranta, jog norėdami apsaugoti savo vakarų vertybės, turi apsaugoti pasaulį nuo beprotiškų vertybių. Ir pavyzdžiui, jei jums nepatinka mintis, kad benzinas pabrango iki 5 dolerių už galoną, galbūt nenorite, kad benzinas atsidurtų radikalių islamistų rankose, kurie bet kada gali jas užgrobti, jei tai jiems nenaudinga. Jei iš tikrųjų suprastumėte ekonomiką, tai žinotumėte. Tačiau dėja, mums nesiseka, nes šie idiotai to nesupranta. Tai taip erzina. Šie žmonės tiesiog erzina. Jie erzina ir juos išrenka į valdžią. Ačiū, kad skiriate dėmesio šiam klausimui.